Mėly Ukmergės krašto žmonės, kovo 11 viena iš retų mūsų istorijos datų, nuo kurios dar nereikia nupūsti laiko dulkių sluoksnio. Daugelio Lietuvos žmonių atmintyje ji teberusena, primindama tuos įvykius, jausmus, mintis, kurie mus vienijo ir šildė širdis. 18 kartą minėdami šią progą, nepamirškime savo puoselėtų idealų, neatsisakykime siekių nelengvame jaunos nepriklausomos valstybės kūrimo kelyje. Būkime kantrus, stiprus ir nenuleiskime rankų. Tegu ta vienybės ir kūrybingos vilties dvasia būna gyva šiandien, rytoj ir visada. Todėl tokios svarbios šventės proga norėčiau jūs visus pasveikinti ir palinkėti. Džiaukimės šią dieną ir savo darbais kurkime tvirtą, vieningą ir gražią Lietuvą. Lietuvos Respublikos Seimo narė Loreta Graužinienė.